7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Naujo klubo savininkai ir atvirų tekstų spaudos konferencijai. Dabar žiūrėkit, gerbėmėjai, pirmi metai bus sunkus, tikrai pafiksinsim truputį. O paskui... Ne, taip, kad mes labai norėtumėm, bet, to reikalauja dabar klubo padėtis. Nu ką, mano mėly įvairienybės, kaip suprantu, šiandien turėsim laidą ekstremalę. Ir Čempionų lyga bus paliesta, ir Lietuvos futbolas, ir kadangi atleiskit už raudonus veidus, bet turbūt net nėra labai protinga prieš laidą tiek išsižvengti, paskui toksai turi išeiti į eterį. Tai kalbėsim ir apie geriamą šlapimą. Nu taip yra, ne? Aš suprantu, kad neišvengsim šito. Pradėsis liepia diskutuoti, tai diskutuosim. Jo, Nerijus Kespinas, Ervinas Kutkauskas, išgerkim arbatas, kas vandens, nerūti, nieko. Ramus šiandien. Va, ir žinokit, aš iš karto noriu padėti, gal net nuo naujienos šokiruojančios, vis dėlto apsilankiau Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse. Gal tiek norėjau pasakyti. Aš galvau net tau kažkokį, tai žinai, padėkos motyvacinį žodį parašyti. Ne, daug pasakėjai. Bet tikrai buvo nuostabu stebėti ir vaikus dar atsivedė ir draugus. Nu, tu story mačiau, ar tavo draugų neatsimenu kažkieno ten žodžio, bet gal tavo. Tai tikrai pagarba maksimaliai ir netgi su kažkuo čia mes kalbėjom, kad tu esi turbūt šitų metų toks daugiausiai į futbolą įtrauktas, gal ne visai savo norų žmogus. Nu kaip, net ir labai savo norų, sakyčiau. Ne, nu taip, suprantu. Tempia akį. Mane kažkaip traukia visą laiką tas, žinai, tas... tas malonumas galų galę, sportas. Aš sporto žmogus esu. Be abejo. Filmą netgi sukūręs apie Arvydą Sabonį. Vienas pats. Nu, aš žinau, kaip jūs kūrė tą filmą. Kaip? Įdomiai. Nu, visai, buvo visko. Nerijau, ar esi... Nu, kaip ir Sabonio gyvenimas. Ar esi kūręs filmą apie Arvydą Sabonį, ne? O kokį trumpametražį apie futbolo pasaulio gyventojus? Ateitį. Dar padarysi? Apie ką kurtum Nerijau filmą? Variantai. Fedor Černich ir, sakyčiau taip, vyrukas su gobtuvu būtų pas mane pavadinimas filmo, nes Černichas tarp Žalgirio fanų, krepšinio klubo fanų užsidengęs kapišoną. Nu, kaip tikras ultrasas. Ir balėjina. Ir man tai patiko, aš galvoju, o čia tai maladiets bičas, be jokios reklamos, atėjo ir jis nuoširdžiai palaiko krepšinio klubo Kauno Žalgiris, kur žaidžia jo bičiulis Edgaras Ulanovas. Jau kiek pasavulėjo Černichą pažįsta iš veido. Aišku, jis pats žaidžia Kauno Žalgirį. Tai mafiją žaidžiam, karts nuo karto net. Pats žaidžia Kauno Žalgirį, tai žinai, toksai klubo palaikymas. Kitas filmas, Venclovaitinė, arba kaip nuvaryti arklį nejojant. Nu, gal taip pavadinimas būtų. Ir trečias būtų Lietuva-Suomija 2-2. Ar mes turim šansų? Ne, bet trečias tai žiauriai neįdomu. Čia buvo ta random. Kad 2-2 jau nebėra ką kurti, nes jau 2-2, ar turim šansų, tai šansų yra visada. Jo. Nu, tai kurį imtum iš tų pirmų dviejų? Venclovaitinę gal. Šiaip Venclovaitinę. Gal reikėtų, aišku, ten pavadinimą koreguoti kažkaip, tai dar kažką. Tai. Aš kiek žinau. Kas blogai su to pavadinimu? Su Venclovaitinė viskas blogai jau. Pavadinimu tai. Kaip nuvaryti Kazachą gal labiau tiktų. O Kazachas yra? Jų treneris? Šiaip tai... Bet šiaip tai, žinok, Rimvydas yra Čia Černichą pažįsta, čia Burina nepažįsta, matai? Ai, čia Burinas yra Kazachas? Iš Kazachstano. Ok. Aš net Ervino klausiau, žinai, sakau, jeigu jau mane sudomino A lygos turnyro lentelė, reiškia kažkas vyksta svarbaus. Aš netgi dabar jį atsidaręs, galvoju, gal kažkas pasikeitė per laiką. Kas tave labiausiai domina? Mane šiuo metu labiausiai kas jaudina, to noriu paklausti, ne? Pakalbėkime apie bėdas. Apie bėdas. 7 vietą, Vilniaus Žalgiris. -2 įvarčiai. Ir net nežinau, kaip čia tą pavadinti, mes kalbam apie situaciją jau po 12 rungtynių. Aš pradėjau net intervus skaityti apie Lietuvos futbolą ir kas čia vyksta. Tai turbūt, kad situacija nėra eilinė. Tai pradėjau Ervino klausinėti, sakau, kaip čia kas. Aš turbūt ten gal visko neįgarsinsiu, ką tu ten rašai, bet kažką turbūt galim ir įgarsinti. Ne? Kaip jūs patys žiūrite va šitą situaciją? Čia, žinai, būtų galima numoti ranką ir sakyti, kad dzin, bet tai nėra iki galo dzin, nes ta komanda yra turtingiausia Lietuvos komanda. Nu, matai, iš tikrųjų
jeigu žiūrėti tik į turnyro lentelę, nieko dramatiško nevyksta, tai yra -9 taškai. Po 12 turų -9 taškai yra niekas. Okay. Bet norint tuos 9 taškus sudeginti reikia žaisti, o jie įrodinėja kiekvieną dieną vis sėkmingiau, kad žaisti jie negali. Ir ta sudėtim ir turbūt su tuo treneriu kažkaip... Nesimato tendencijos, kad kažkas galėtų keistis, ne? Aš nematau. Nėra potencialo tarsi. Bet jiegi sako, vat ir su Arvinu kalbėjau, kad galbūt jie stiprinsis, kad ta sudėtis nėra galutinė. Tai, aišku, stiprinsis, kas jiems lieka. Taip, taip. Man tai Vilmos epinis yra šitas apie Jansoną prieš sezoną. Niekam tas vaikas nereikalingas. Jansonas dabar Kauno Žalgirį žaidžia. Jansonas jau yra rezultatyviausias lygos žaidėjas dabar. Okay. 19 metų. Vilniaus Žalgirio išaugintas produktas, kuris prieš sezoną perėjo. Nu, ten tokia buvo, žinai, Vilmas paklausė apie Jansoną išėjimą ir jinai, kaip visada, mėgsta tokiais skambiais pasimėtyti, kam jis įdomus buvo, klausimas toksai užduotas. Čia jinai apie išeinantį žmogų, tai gal kažką pridirbo jis jai? Jo, nu ne, tai kad kiekvienas, jeigu pažiūrėsim taip istoriškai, kiekvienas įsiskirimas, kai esi Žalgirį, kai esi tos vadinamosios šeimos Žalgirio narys, tai esi tada viskas gerai, draugas ir taip toliau, bet kai tu jau tik tai... Mama nustoja tave mylėti? Jo, tai tik tai jau tu nuo tos šeimos šiek tiek nukrypsti, tai tada jau pas mamą atsiranda kiti sūnus, o tas jau prieš tai buvęs jau yra nebeįdomus. Bet šiaip tai čia nelabai girdėtas dalykas, aš sportė nelabai esu girdėjęs, kad apie nueinantį žaidėją kažkas sakytų, kam jis reikalingas. Čia yra kažkokios sąskaitos suvedinėjimas. Nu tai tiesiog yra tai, kad Žalgiris siūlė ten vienokias sąlygas, Kauno Žalgiris pasiūlė kitokias, ir žaidėjas tiesiog pasirinko Kauno Žalgirį prieš tai matydamas sezoną. Galų gale prieš tą sezoną, prieš praėjusį sezoną buvo tikrai irgi pas žaidėją ir galimybės išvykti ir į Lenkiją, ir kiti klubai tikrai domėjosi ir tuo metu buvo garantuota žaidėjui, kad gaus jisai žaidimo laiko, kad jisai bus čia svarbus žaidėjas ir taip toliau, bet kai tu atsiveži ten neaiškius futbolininkus su legionierius, su kažkokiom tai, žinai, praeitim. Kodėl ties futbolininkais vadini? Nu, čia irgi geras klausimas ir tada savo savo jauną žaidėją, žinai, sodini ant suolo ir neleidai jam atsiskleisti ir taip toliau. Nu, tai matai, priveda prie to paties, o tada galėjau tik tai kalbėti, matyti tokiamis frazėmis, bet, bendrai tai labai prastai viskas atrodo. Čia, žinai, Vanerijus sako 9 taškai, aš irgi gal nedramatizuočiau, yra buvę ir prastesnių situacijų, bet dar problema yra, kad... Ar yra tai buvę, kad Žalgiris būtų 7 po 12 grajų? Nu, kad 7 tai turbūt, kad tikrai nėra, nes jau ir po pirmo turo nebuvo tokių prastų rezultatų, tai čia dar tik tai jie gilėja. Bet, žinai, man dar kas krenta į akis, kad 9 taškai tai yra vienas dalykas, bet 9 taškai yra nuo 3 komandų. Tai tu gali, žinai, sakyti, kad viena kažkokia komanda įsiveržė, ir jinai įkris į duobę ir mes čia staiga juos pagausim. Bet kai nuo tavęs jau atsiplėšusios yra 3 komandos 9 taškais, nu tai daug šansų, kad kažkuri iš tų 3 neįkris į duobę, žinai. Ir tau reikės, sakykime, vytis labai ilgai ir nuobodžiai. Ir dabar mes dar pamatėm, vakar vyko, kaip tik mes filmuojam, kada čia trečiadienį ar ne, antradienį vakare vyko rungtynės Taurėje. Ir vėl Kauno Žalgiris jau Vilniui 4-2 įveikė po pratęsimo, bet 4-2 įveikė tą patį Vilnių Žalgirį, tai 2 kartus iš eilės tu pralaimėnu savo principinio iš esmės varžovo, kurį dar taip pašiepdamas kartais vis dar vadini ten spyrių, žinai, Kauno. Kada 4-2 čia, kokios rungtynės buvo? Čia LFF Taurėje, 8-finalį. Tai jau jie 3 kartą šį sezoną žaidžia, ne? Jo, čia Žalgiris su Kauno Žalgiriu. Tai pirmą kartą sužaidė lygiosiam, dabar 3-0 gavo Alygoj. Dabar gavo 3-0 ir dabar gavo Taurėje 4-2. Tai jau dabar Taurė, paskutinį kartą Žalgiris yra laimėjęs Taurę 2022 ir dabar 3 metus iš eilės iškrenta, jau net nepasiekdami ten pusfinalių, ketvirtfinalių ir taip toliau. Nu, tai po 6 iš eilės gal laimėto, ne? Irgi atrodo, gėdingai, ką žinau. Dabar jau kitais metais, jau kitą sezoną, tarkim, kalbėsim, kad jau Taurės nėra laimėję 4 metus iš eilės dabar, kaip minimum, žinai, tai ką žinau, tai mes čia kalbam apie tuos titulus, kalbam apie tituluočiausią komandą, bet ta tituluočiausia komanda, jeigu tai paimsi Rėžį 8, pavyzdžiui, paskutinių sezonų, tai jinai laimėjo tik tai kas 2 sezoną. Nes laimėjo 3 kartus per tą laikotarpį, laimėjo Sūduva, 1 kartą laimėjo Panevėžys ir 4 kartus Vilniaus Žalgiris, bet tu visus tuos sezonus atėjai būdamas ryškus favoritas. Nu, gal buvo... Ir ryškus finansinis lyderis. Jo, gal buvo ten kokie, sakyčiau, kai jau Sūduva laimėjo ar ne tą pirmą sezoną, tai greičiausiai tas
kitas ir dar kitas, nu tai buvo toks apylygus, ar ne, sakykime, nes ten Sūduva pasiėmė nemažai pinigų iš UEFA, ten buvo apie 1,5 milijono ir taip toliau, nu tai tada gal jau buvo tie raumenys maždaug jau įsilyginę, tai tu ėjai gal kaip 50-50 tokios komandos daugiau į tuos sezonus, o visus kitus sezonus, nu tai tu vis tiek buvai jau ryškus favoritas. Bet vis tiek nebūtinai tu laimi ir kaip matom ir taurę nebūtinai pasiimi. Tai ką žinau, nu, atrodo, kad tas klubas šiuo metu tai atrodo, kad važiuoja bloga linkme, kad visi kiti kažkur tai auga, atsiranda Kauno Žalgiris, matai Šiaulius kažkokius tai stiprėjančius, turinčius kažkokį tai pamatą ir darančius, matai Hegelmaną, kuris irgi eina kiekvieną sezoną į priekį. Šiandien Hegelmanas man marškinėlius gamina. 24 taškais matai. Jo, galų gale, nu, Džiugas... Tas pats irgi kiekvieną sezoną atrodo, ten, žinai, kažkokius tai ten jau daro transferus, kažkokius, samdosi trenerius, žinai, savo vietinius, auginasi žaidėjus, dar kažką, nu, atrodo, kad visa ta lyga po truputį kažkokiais tai nedėliais žingsneliais stiebėsi į priekį, bet, nu, Vilniaus Žalgirio tai paskutiniai tie, kaip čia pavadinti, performansai, tai netrodo labai įspūdingai, tiesą pasakius. Šiaip labai keista, žinai, kaip apie tą lietuvį Jansoną taip atsiliepia, kai aš iš tavęs sužinau, kad 3 lietuviai turi būti aikštelėje, ne? Tokios taisyklės lygos. Tai visi siekia turėti pačius geriausius lietuvius, nes legionieriais šiaip ar taip apsiginkluosi, bet kad lietuvis jau būtų kokybiškas tavo. Ir tu... Nu, ir dažniausiai ne 3 turi turėti, žinai, nes tu dar turi... Nes keisdamas lietuvį, tu gali keisti jį tik tai lietuvių, tai žinai, kokius... Nu, 5-6 tau reikia turėti tikrai neblogo lygio, žinai, bent jau. Taip. Ir tu mėtaisi tokiais kaip Jansonas, sakai, kad kam jie čia reikalingi, bet pasiemi tokius, kur suprantu, kam jie reikalingi, tikrai gali kilti klausimas, ne? Nu, tai dabar, tai tie lietuviai, kurie yra Žalgiryje, aš sakyčiau, tiesiog yra iš esmės arba jau buvę žaidėjai ir jau įrodė, nu, tai tokie dabar traumuotas Matulevičius, bet yra Verbickas, tarkim, kiti yra iš esmės jaunimas. Tai tu negali sakyti, kad jie kažkas tai, nu, blogo, bet galbūt kai kurie... bet klausimas tai... Kai kurie dar tiesiog pritempinėjami. Jie dar netraukia. Jo, kai kurie gal tik tai dar pritempinėjami, žinai, prie to lygio. Kai kurie vėlgi žaidžia ten ne savo pozicijose, kaip ten Matižonuka, pavyzdžiui, kuris žaidėjas visą gyvenimą ten iki, nu, tas gyvenimas dar jo pakankamai trumpas, ypač futbolininko turiuomenį, tai iki 18 metų, pavyzdžiui, žaidėjas žaidė visur jaunimo, žaidė vidurio gynėjų, įsivaizduok. O staiga dabar patampa žaidėjų, kuris žaidžia atakoje. Puolančių žaidėjų, kuris turi ten, žinai, žaidėjus apvedinėti ir taip toliau įvarčius mušt. Nu, man tai keistai atrodo tokie ir daugam čia keistai pasikalbi su futbolo bendruomenė. Aš sakau, pastaruoju metu tai toks atrodo kažkoks sabotažas prieš pačius save vyksta. Ok, vienintelis... Ką turiu omeny? Nu, turiu omeny, kad toks atrodo... Jeigu gali padaryti blogai, padarai dar blogiau. Čia dabar Vilniaus Žalgirį konkrečiai kalbi. Nu jo, toks atrodo, kad tu net nenori, žinai, augti. Atrodo, kad klubas yra tokioj stadijoje, arba, nu, tiksliau vadovė yra tokioj stadijoje, kad atrodo, jog, taip vat yra, reikia dabar nedaug čia žmonių, su visais čia gali sutart, prisisamdėjai darbuotojų, kurie daugiau mažiau su tavim ten sutinka visais klausimais, linksi galvytėm ir taip toliau, viskas yra patogu, smagu. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip su Venslovatinė nesutikti, o jeigu darbo vietoje, man nesipiešia vaizdas. Niekas nesiginčia. Tai tie, kas bandė nesutikti tų klube ir labai greit ir neliko. Kažkaip taip ir įsivaizduočiau, bet čia tik tai matant žmogaus portretą, aš jos taip gerai nepažįstu. Tai žinok, labai, labai gerai tu tą portretą matai, aš taip kiek tekė, man netekė kartu dirbti, bet tikrai su daug tekė žmonių bendrauti, kurie labai artimai dirbo ir dažnu atveju labai keistai, žinai, atrodo dar dalykas, kai visi, kas paliko Žalgirį, sakau, kaip dar kartą, tai atrodo, kad yra dabar priešai Žalgirio, kad čia kenkėjai buvo kažkokie, va čia, žinai, tai nu irgi neskamba, žinai, čia kaip tu sėdi kambarį ir sakai, kad visi... Žinai, ką primena? Visi 10 kambaryje yra debilai, tu vienas esi labai protingas, tai gal nebūtinai. Grinai primena man vieną tokį žmogų, jisai buvo irgi kažkada Lietuvos sporte ir jisai, va taip, kai kažkas palikdavo jo komandą, tavo mums ten nereikalingas, skrisk lakštutė, skrisk, norėsi paliest, parskrysi atgal, prašau, tegul eina pasigant. Mokytojas Čia taip, obolys nuo obels nenurėdėjo visiškai. Supratau, nes pradėjai pasakot, sakau, kažkur tai blecha girdėta, atrodo, žinai. Tai va, tai šiaip labai panašu viskas, labai panašu. Ir liūdna tuo pačiu, žinai, taip kalbė, atrodo, kad čia
irgi užsitrauksiu nemalonę, gal čia irgi kažkada pažiūrės. O kas atsitinka, vat, pavyzdžiui, mes jau čia, aš nežinau, yra buvus mūsų futbolo laida, kad mes apie Vilmą nekalbėtume, neturbūt paskutiniu metu. Kas atsitinka, kai tu papuoliai Venslabatinės nemalonę, ko tai baigėsi? Nu, ko baigėsi, nieko. Gauni snukį tiesiog? Ne, nu ką aš tai. Išmeta iš šeimos ir viskas. Tai aš nebuvau toj šeimoje niekada pagal ją, gal žinai, nors šiaip tai kaip ir priklausau tai šeimai, nes nu, vis tiek, jeigu Žalgiris žaidės ir padėjęs tuo skaudžiu metu, tai... Tu žaidė Vilniaus Žalgirį? Jo. Ir aš akademiją baigiau, dar tuo metu ten buvo, aišku, tos visos kitokios sistemos, bet realiai jinai buvo ta vadinamoji Vilniaus futbolo akademija, tai vis tiek buvo prijungta kaip ir prie Žalgirio. Na, bet mes, žinai, mes ne Rusija ir ne Baltarusija. Už kalbas niekas, kaip sakyti, į bagažinę nekiša ir į mišką neveža. Aš tai čia nebijau, aš... Ar ne, palauk. Toks mūsų, yra buvę. Bet jau čia seniai buvo, kas čia, prieš kokius 10-20 metų. Daug kas daug vandens nutikė. Rimvydas Čekanavičius mirė, tai tiek apie jį, o dabar gal einam į Premier League. Einam į Premier League. Apie Vilmą norėjo daryti Rimvydas. Užvakar gatvėje mačiau. Palauk, ne Čekanavičius ne Rimvydas turbūt. Jo. Čekavičius yra Rimvydas, o pedofilas Čekanavičius nepamenu vardo. Nepamenu, aš irgi, bet ne Rimvydas. Bet pasakiau Rimvydas. Man atrodo, ne Rimvydas, tikrai. Baisi klaida, labai atsiprašau. Bet beje, Rimvydas ir Čekavičius norėjo daryti filmą apie Vilmą ir jau buvo pradėjęs. Tai jisai ir nepadarytas yra? Nu, jis ten kažkaip darė, paskui ten Vilma vėl kažkaip sustrikavo, žodžiu, kažkaip. Nežinau tikslios istorijos, bet dar nepadarytas. Bet ir klausimas, ar bus. Jeigu Rimvis ieško dramos, žinai, kartais filmuose reikia dramos, tai dabar yra ta drama, kur turi būti down ir tada jau pakelimas į viršų, žinai. Na, aš labai tikiuosi, kad bus tas pakelimas, bet šiaip tai, daugam Lietuvos futbole labai šviečiasi tokia vis tiek ateitis, kad Kauno Žalgiris turbūt yra vis tiek tie namai, dabar turėdami tas stadioną ir taip toliau ir visą tą aplinkui palaikymą, kad tai gali tapti tokia vėl, kad futbolo sostinė gali vėl sugrįžti į Kauną, kaip kažkada buvo FBK, žinai, tai nes tiesiog visi ginklai dabar yra Kauno Žalgirio šiaip rankose ir turbūt, kai ta komanda kažkada... Kortas pasakyti Trumpas. Jo, jeigu aš galvoju taip, dabar Kauno Žalgiriui tiesiog reikia to pirmo titulo. Tu pasiimi pirmą titulą ir mes Lietuvoje žinom, kad paėmus titulą, jį kaip skirtingai nei, kaip sakoma, visur kitur yra sunkiau apginti titulą, tai Lietuvoje yra lengviau apginti titulą, nes tu su titulu gauni daug daugiau dinero. Dinero duoda UEFA už kiek gauni už pergalę nacionaliniam čempionatui. Tai priklauso vėl, kaip tu paskui jau sudalyvauji europinėse turnyruose, bet visų pirma, tai tu pagal dabartinę tvarką, tu jeigu eini į čempionų lygą, tai tu net ir iškritęs iš čempionų lygos po pirmo etapo, tu vis tiek dar eini į konferencijų lygą, tai pasiimi ten pinigus, jeigu peržengi bent jau vieną etapą. Čempionų, man atrodo, apie 500 000. Apie 500 000, jo, bet ten dar yra dalykų, pavyzdžiui. Šiaip tai nedaug, FIBA čempionų lyga krepšinyje. Rytui atsegė, man atrodo, ar ne 3 ar ne 400 tūkstančių už pergalę LKL. Čia tik už pergalę. Tik už čempioną. Čia tik už pergalę, bet tu paskui dar važiuoji ten, pavyzdžiui, gauni solidarumo lėšas. Praeitais metais, pavyzdžiui, buvo 250 000, man atrodo, vien tik tai kiekvienas klubas gavo solidarumo lėšas. Tai čia kiekvienas lygos klubas. Solidarumo lėšos čia kas? Čia solidarumo didžiųjų klubų tokie nubirėjimai, sakykime, mažesniems. Truputį šeria. Taip Europos Sąjunga tokia, ne? Kaip... Toks, žinai, kur didieji išsidalina tą pyragą, o kai lieka tie trupiniai, tai tada nuo stalo paberė tiems žvirbliams ir tie mažieji subėga, taip, pavalgo truputį. Barcelona eina, Barcelona gal blogas pavyzdys, nes dabar ir tuos trupinius patydėm perė, bando kištis. Bet aš žinau apie Barceloną, kad jau dabar užvėliai kalba. Aš tau pasakysiu taip, skaitau Šaro knygą Jasikevičiaus. Kadangi krepšinio ir futbolo sekcijos ten yra susijusios. O kurią tu čia skaitai? Laimėti neužtenka. Tai kitos nėra. Aš galvojau, gal dar vieną išėjo. Ne, tai gimęs Laisvės alėje Chomičiaus. Tai tik šitą tik tai dabar skaitai. Aš skaitau jau antrą kartą. Okay, tada ačiū Dievui, nes aš galvoju, kad pirmą kartą dabar perskailau. Tai ir suprantu. Jau supykęs tikrai. Ir tenai Šaras sako, 2003 metais mane veja iš Barcelonos Pešičius.
Nes Barsa turi finansinių problemų. Jo. Aš galvoju, dieve mano, 22 metai praėjo, kiekvienais metais Barsa turi tokių finansinių problemų, blecha. Ne, bet dabar tai tikrai turi labai rimtų. Tai jau gal po 22 metų atėjo laikas, pagaliau tiek metų kalbėjus, realiai turėtų tų problemų. Yra dalykas toks, kad tu biškutį žiūri iš to krepšinio pusės, tai iš krepšinio pusės tai Barsa finansinių problemų kaip ir neturi, nes finansinės Barsos problemos matuojamos truputį kitais. Nėra matuojamos, ar krepšinio sekcija gaus 20 milijonų, ar 30, ar 40 biudžetą. Čia yra semkės, kaip sakant. Čia semkės. Barsai matuojamos problemos taip. Ar jinai gali nusipirkti šitą sezoną va taip lengvai žaidėją, kuris, tarkim, kainuoja 70 ar 80 milijonų ir jam mokėti 15 milijonų ar 20 milijonų eurų dar atlyginimą, kas yra, tai va 100 milijonų toks va paketas. Ar jin gali tą daryti laisvai, va taip, va užsimaniau, va Niko Williamso arba ten dar kažko. Tai va dabar negali. Tai va čia yra finansinės problemos. O, Jėzus Marija, Dieve brangus. Taip. Žiauruma. Į Ispaniją nuėjom to pačiu, netikėtai. Jo. Šiandien, aišku, čempionų lygą pakutensim, kažkaip, nežinau, kas man pasidarė, bet aš jau minėjau, aš pradėjau biški domėtis ir tą Lietuvos rinktinę ir tą lygą truputį kažką pakasyti, bet nesakau, kad tai mane super jaudina. Tai apie čempionų lygos finalą Paris Saint-Germain prieš Interą mes tikrai pakalbėsim. Miunchene gegužės 31 dieną vyksta reikalai. O su Černychu tu susipažinęs esi, ar ne? Ką? Susipažinęs esi šiaip su Černychu, ar ne? Taip, mes mafiją žaidžiam. Kas nuo karto. Labai geras vyras. Labai geras. 3 kartų gal kokie esam pasiveikę. Gerai, kažkada po sezono, kai baigsis, kai turėsit laiko, tai galėsim ir susėsti kartu, tai pamatysim. Oi, drąsiai. Pamiršau, ką norėjau sakyti dabar. Taip susijaudinę, iš karto mes prie pirtį sėdim. Parodęs, kad žinai, kur ir kada vyks čempionų lygos finalas. Jo. Tai parodžiau ir mes apie tai pakalbėsime. Tai čempionų lygą žiūrėjai, turbūt irgi. Minimaliai. Žiūrėjau Kauno Žalgiris prieš Riterius. Ir keli dalykai, kurie man labai patiko iš rungtynių. Vienas dalykas tai stadionas, buvau jame 2 kartą. Kavenskas. Pirmą kartą Lietuva-Suomija buvai. Ne, Lietuva-Serbija. Ai, Serbija. Ten kažkas tautų lyga gal buvo? Jo. Kai gavom 3 per kėlinį. Jo, tai tada, kai buvau ten pasibaisėjęs šau kažkokius tai. Kur ieškau šau, tenai labai stipriai. Paskui man paaiškino, kad durniau čia ir neturi būti jokio šau, čia yra žaidimas esmė. Bet čia man įstrigo keli dalykai. Pirmas dalykas, pirmą kartą žiūrėjau VIP toj ložytėje. Tiesiog ten 10 eurų kainuoja nusipirkti bilietą į lygos rungtynės. Jokių kvietimų nereikia. Tai patogu labai stebėti, žiūrėti, lūtis, viskas ok. Antras dalykas, labai patiko, kaip Vilniaus Riterio vieno iš žaidėjų mama vėlavo į rungtynės ir kartu bėgo, prasilenkinėjo šalia mūsų, žinai, tą visą VIP ložę ir per to, žinai, turnikėtus ten lupo, laužė, ten ponė, nedraskykit, ten pasiemus tą turnikėtą, matosi, kad labai vėluoja, žinai, jis jau ten pristatinėjo sūnų, ten jo pavardė, ten žodžiu labai greit rovė. Ir paskui kažkaip mums dar pasidarė labai juokinga, bet čia aišku gal mūsų didesnės bėdos, kada Riterių fanai, ten jų nedaug buvo ir jie skandavo Riteriai. Jų niekada nebuvo daug. Kažkas pasakė iš Kauno fanų, darai, žinai. Ir tada visą laiką, kai jie skandavo, galvoju, tikrai skamba, kad jie skanduoja. Taip nuoširdžiai, žinai. Tai va tokios įžvalgos gavome tas rungtynės. Daug įvarčių buvo. Iš futbolo prasmės tai jo, įspūdingos rungtynės. Jo. Gerai. Įžvalgos. Puikių rungtynių analizė. Sako, Riterių nedaug fanų buvo, tai ten ir turi vis laik tik tai kokius 6. A jie nebankrutuoja? Nes labai kažkaip ten apie algas kažką man minėjo. Jie kaip ir... Aš nežinau, kaip pavadinti tą stadiją iš tikrųjų, tokia labai keista. Kaip ir... Jie nėra tai, kad jie bankrutuoja, bet jie kaip ir buvo parduodami, tikslas buvo parduoti tą klubą. Tas klubas jau kaip ir buvo parduotas ir jau kaip ir turėjo ateiti nauji investuotojai. Tai teisinių požiūrių jiems kaip ir pizė. Federacija kol kas traukia ten porą buvo tų finansinių toks keistas, sakau, ten, kaip dar nėra, kad būtų visiškai kardych, bet... Dar kur atskėlė. 7 potencialus investuotojai, ramiai būkit. 7 potencialus? Jo, aš čia kažkas tai varžosi, ne? Matyt, kažkas vis tiek. Čia mums tai sako, kad kažkas tai varžos. Aš jums pasakau, kad aš kažkada norėjau FBK Kauno su Mikaičiu pirkti.
Už kiek? Nepasakoju? Ne. Čia rimta istorija, žinok. Važiuojame su... Nepasakoju. Rimtai, žinok, važiuojam su Vytu. Sakom, blecha, gal kokį futbolo klubą reikėtų nusipirkti. Nu, sakom, kiek kainuotų Lietuvoje, va, įdomu. 7 štukas minė. 7 minė. Tai va, supranti, ir mes pradėjom gilinti, sakom, reikia paskambinti tam geram draugui Valdui Knyzeliui, nes žinom, kad jam priklauso FBK, ten tas numeris. Ai, čia tada, kai buvo dar jie ten trečioji lygoje. O kur dabar tas klubas, jau kalbėjom, kad jau iš vis nebėra man. Nu tai va, galėjome išgelbėti su Mikaičiu. Sakom, Valdui. Arba dar greičiau paskandinti. Ten įsiskolose, ne? Žiaurėse. Tai ten net neaišku, ten neturėjo pinigų tiesiog iš vis. Ten realiai jie tik tai perėmė tą kaip ir vienetą, nu ten, kaip tu ten pavadinsi. Sakau, Valdai, kiek kainuotų man iš tavęs tą komandą? Mes su Mikaičiu sėdim pasimžinai. Sakau, litas, imkit viskas. Turėkit, žinai, jeigu norit. Tada galvom, nuo ko čia reikėtų pradėti? Kiek čia reikia turėti pinigų? Nu vis tiek galvom, susirinktume ten rėmėjus, patys norime įdėti po 10 000 eurų. Tai ne litas, euras gal sakė. Skambinam Edgarui Stankevičiui. Sakom, Edgarai, tuo metu Gensekas buvo. Gensekas, jo. Sakom, Edgarai, žiūrėk, čia tokią mintį turim, žinai, nes galvom, darytume ir ten šaunius pristatymus visokius, ir ten kubilus būtume dėję before it was cool. Prieš Šiaulius būtume. Jo. Vakar šau būtų buvę. Jo, ir sakom, blecha, ir pas mus ten treneris nusileistų iš... Tokia buvo mintis, žinai. Su Batmano kostiumu. Jo, ir žiūrovai, pavyzdžiui, ten, žinai, važiuotų... Ne tik rūbris statytumėt, kaip per vienas namuose tą katą judinį, kad atrado daugiau. Žodžiu, ir tie žiūrovai būtų, žinai, ištikima bazė, kur jie visi su atributika apsikarstę važiuoja pulkais į ten visokias... Visi 13. Ir sakom, išdėstėm tą idėją Stankiai, tyli, sako, vyrai, nelyskit, blėt, prie futbolo. Viskas to pasibaigė. Ne, tai faktas, kad čia nesąmonė. Nu, bet tai aš galvoju, sakom, bet iš širdies. Mes net skaičiavom, kiek reikėtų pinigų sustartuoti 3 lygui, o paskui galvom, okei, 3 lygoje sustartuojam, išeinam į 2, ten dar kokias tartutinis turnyras, UEFO's pinigai. Jo, iš 2 lygos. Kur tas senis kažkada sakė, FIFA, UEFA, tu, ženklelį, ne. Ar tu turėjai ženklelį? Ja. Kur tavo ženklelį? Tu čia kalbėjai taip, o ne ženklelio neįsisegęs. Tai va. Tai žodžiu, mūsų neprileido. Normalu. Per daug jūs esat idėjiniai, per daug geri žmonės, tai dėl to neprileido jūsų šito lovio. Ne, nu paskui galvom, okei, pradėtume tą, žinai, komandėlę. Nugi gali paskui pafiksinti kažką. Ne, tai čia. Nuo to reikia pradėti. Mes taigi fiksintumėm ne dėl to, kad čia savo žaidėjam reikia valgyti. Tai aš galvoju, tai tu gali užsifiksinti iki A lygos. Nu, tai drąsiai. Fiksini. Jeigu, pavyzdžiui, nedaug tik tai fiksini. Taip, žinai, tai ne savo. Nerodai taip jau, žinai, akivaizdžiai, nepradėti ten dik, žinai. Na, truputį. Ar aš savo fiksinu? Radaras nerodo, o to labiau fiksinį, rodo tik tai fiksinį. O ten to labiau, žinai, žaidėjai, nu tai toj lygoj, nu tai jie galigi nepataikyti tą kamuolį, nu gali tas vartininkas ten nepagaut kažkur tai pro pažas, tai, nu taigi čia kasdienybė. Taip, tai mes ten būtume normaliai, nu žodžiu. Šiaip planas neblogas. Galėsim dar įgyvendinti. Galim su Riteriais dabar bandyti. Iškart nuo lygos pradėsim. Fiksint. Naujo klubo savininkai ir atvirų tekstus spaudos konferencijai. Dabar žiūrėkit, gerbėmėjai, 1 metai bus sunkus, tikrai pafiksinsim truputį. O paskui... Ne, taip, kad mes labai norėtumėm, bet, to reikalauja dabar klubo padėtis finansinė. Neleidžia kitus sprendimų. Aš dar tik tai pantrinsiu kolegai, čia mes ne dėl savęs dabar fiksinsim. Čia tikrai to reikia Lietuvai šiuo metu. Šeimos badauja žaidėjų, ką jūs galvojat, Taip. O toliau jau viskas bus jau kaip rimtam europiniam futbole, be fiksų. Kam pradėjo, visi sako, žinai, 1 milijoną turi pavogti, o kitus už jį gali uždirbti, tai mes taip ir bandysim. Ai, tai labai jokinga. Strategija tokia.
Gerai, vyrai, La Liga, Ispanija. Apie Barsą užsiminėm, bankrutuoja, bet Ispanijos čempionas tai tapo, kaip tai paaiškinti? Tai nebankrutuoja. Aš biškai perdėjau vėl, ne? Neturi pinigų. Neturi pinigų, tai nereiškia, kad bankrutuoja. Bet turi žaidėjų. Fiksinu. Tai ir fiksino, pažiūrėk, su Interu. Tokie rezultatai nebūna pusfinaliai šiaip po 7 įvarčius, kad muštų. No. Madrido Realas nelaimė, palauk, aš dabar galvoju, čia Erviui skaudi tema, o ne? Šiaip jau turėtų būti, Ervis didelis Realo fanas. Ai, bet ką čia skaudu, tai jeigu geresnė komanda yra kita, tai ir viskas, Na, nežinau, man tai to nėra, jeigu būna, žinai, kaip sakyti, jeigu žaidžia tavo komanda ir prieš kažką žaidžia daug geriau ir tada pralaimė, tai tada kažkiek skaudumo yra, bet jeigu matai, kad kiti buvo šiemet geresni, stabilesni, pademonstravo geresnį futbolą, galų gale 4 kartus tave per sezoną atskalbė. O tu seniai, tu buvai Madridą kovo mėnesį nuskridęs pažiūrėti futbolą? Buvai? Ne, nebuvau. Nebuvai? Kodėl? Ne. Tai mes tada kažkaip nusprendėm, kad visgi nepavyksta, tada dar su kitais ten irgi Hebras susirašiau ir kažkaip ir nebevarėm. Klausyk, tavo mylimų Realo žaidėjas Raulis Asensija, čia žinomas žmogus? Šį sezoną jau žinomas. Nes skamba kaip kokia medžiaga, Asta Asensija. Kaltinamas vaikų pornografijos platinimu, čia apie Čekanavičių kaip tik pakalbėjom, Vilkas čia. Eilinis bandymas pasipelnyti iš futbolo žaidėjų, klausė laidos redaktorė Gytis Rytis Valkata Anderson. Ar tokie dalykai iš tikrųjų vyksta futbole? Ar futbolas galėtų būti prilyginamas, sakykime, gal net Vatikanui? Tai čia vėl kažkoks fiksas, man atrodo, bet... Yra momentų, kur futbolas gali būti prilyginamas Vatikanui, bet nebūtinai per šitą prizmę. Tai va, bet futbolininkai turbūt nuolat yra, jeigu taip jau rimtai šnekant, dabar įtraukiami į panašias istorijas ir blemba labai turbūt sunku atsirinkti, kada yra tiesa, kada iš tikrųjų yra išprievartavimai, vaikų pornografijos ir kiti nusikaltimai, o kada kažkas bando iš to pasipelnyti. Kita vertus vėl, tu pasipelnyti nori iš Raulio Asensijo, kuris man ir toliau asocijuojasi su Acto Asensija. Tai ką nėra garsesnių vardų, iš kurių gali išlošti babkių, jeigu tai yra šmeižtas? Tai dažniausiai, žinai, kažkokios situacijos turbūt nutinka, kurios yra vis tiek aplinkui, žinai, tai tenais kaip pavazatų. Jeigu tu esi futbolininkas, kuris niekada neatsiduri naktiniam kažkokiam klube, tai dažniausiai tavęs ir neapkaltins, turbūt, kad tu naktiniam klube ten nuveikiai kažkokius tai dalykus. Cingerinai. Jo, bet jeigu tu jau ten, žinai, atsiduri tam naktiniam klube, tai vėl, žinai. Befiksindamas? Kaip jeigu Dmitri Paje, žinai, jeigu tu žmogus, kuris niekada gyvenime nemyži, tai gal ir neapkaltins tave, kad geri išlapimą, bet kadangi myži, tai gal ir... Visko gali nutikti. Tai dabar aš tave tik pataisysiu, mano mylimas draugė, kadangi nenorėčiau, kad brangus žiūrovas būtų suklaidintas. Dimitris Paje kaltinamas vertęs gerti šlapimą, o ne pats geria šlapimą. Tai Dimitris Paje, futbolininkas, atsidūręs nemalonioje situacijoje ir jis kaltinamas, kad jo meilužė, kuri dar yra ir jo advokatė, šiaip labai keistas atvejis, jinai apkaltino, kitaip sakant, advokatė meilužė. Kas tau keistas atvejis? Kaltina... Advokatė ir meilužė. Bet vardomo teisme jinai ginsi. Tu filmukų tu... Šitas jo momentas. Tus filmukus, kur žiūri ten po 10, po 15, 20 minučių trunka, ten labai dažnai būna ten sekretorė, advokatė, nekilnojamų turto. Medicinos. Aš žinau, gal castingus pagrindė žiūriu. Ai, tuos. Tai va, žinai, aš labiau į profesijas. Ai, tai ne? Na. Bet aš vis, man žinok, aš pasižiūriu, ten tas siužetas pažįstamas, prasakai. Ai. Siužetas tai toks pats visą laiką. Ir ir tas, žinai, masto dar 2 minutės. Ar čia amoralu, ar ne amoralu ir vis tiek. Ai, ir šiaip labai man jau biškutį užnisa, nes, kaip Hollywoode vis laik tos pabaigos laimingos. Kažkaip norėtųsi kažkokią kitokią scenarijus gal biškai. Ir nepriima daryti darbą. Tai va, Tai va, tai Dimitris Paje kaltinamas, kad vertė gerti advokatę meilužę jos pačios šlapimo. Čia toks yra. Bet čia tokį dalyką sunku ir išsigalvoti jau. Sunku, kad būtų. Jeigu jau tokį išsigalvojai, tai jau labai turėtų būti laki fantazija. Nieko nebūna be priežasčių. Nu, bet yra ką čia pakomentuoti, aš nežinau net ką pakomentuoti šitoje vietoje. Nei mes ten buvom, nei mes matėm. Nei mes geriam. Gal ačiū Dievui, kad ir nebuvom dar aptaškytų. Jo, apie Madrido Realą iš tikrųjų ne tik tai pornografija, perka už 60 milijonų žaidėją. Dabar taip, skaitau jo vardą pavardę ir jeigu blogai ištarsiu, pataisykit gerai ir pakomentuokit, prašau. Denas Huijsenas. Denas Huijsenas, taip įtariu.
Nu, čia kas čia yra? Šiam lemų čia daug ar nedaug skaitosi? Vidurio gynėjų nemažai. Nu, brangiausias Realo gynėjas per visą istoriją, bet aišku, tie pinigai, žinai, kaip skaičiuojami. Kaip pavardė tarsi? Hoisenas. Ten įdomi šiaip. Vieni tarė Hoisen, kiti tarė Hausen, ten, žinai, vėl labai priklauso nuo regionų. Ten, žinai... Bet jie dažniausiai tą olandišką variantą ima, netgi Ispanijoje. Aš ten irgi pats savo kėliaus tą klausimą, tai YouTube peržiūrėjau kelis komentarus ispaniškus, tai sako Hoisen. Tai matai, ispanai vėl, žinai, nes jisai nors ir priėmė tą ispanų, bet jisai gimęs Olandijoje, tėvai buvo Olandai, tik tai persikėlė į Malagą labai anksti 5 metų. Nu, šiaip įdomus vaikis yra, labai, labai talentingas. Dabar čia daug tokių jam pasirinkimų, nes rinkosi tarp Ispanijos ir Olandijos, kam atstovauti, bet pasirinko Ispaniją ir kas įdomiausia, kad debiutavo su Ispanijos rinktinės marškinėliais Olandijoje žaisdamas prieš Olandiją. Tai buvo labai toks įdomus debiutas, iškart nušvilpinėjo į tribūnose. Šiaip labai, labai talentingas. Labai keista, kad Juventusas jį paleido prieš šį sezoną už vos 18 milijonų eurų į Bormutą, nes jau Jose Mourinho jau pernai, ne pernai, o dar anksčiau, kai turėjo jį pasiskolinę Romą, ir sužaidė jisai pas Jose Mourinho ten 13 rungtynių ir kažkiek tai sakė, kad labai tai talentingas vyrukas ir kad, sakė, matau aš iš jo labai didelį žaidėją ateityje, o Juventusas pardavė jį už 18 milijonų. Irgi dėl... Bormuto balansas per metus plus 42. Jo, Bormuto balansas toks, o Juventuso balansas toks, kad po to iš vidurio gynėjus turi skolintis, nes pas tave ten sulūžo Bremeris ir tada turėjo ir Renato Veigas ten vežtis iš Chelsea ir Lloydą Kelly iš Newcastle iš vis nereikalinga ir taip toliau, tai juokingai šiek tiek. O Barsos balansas? Barsas tai dabar gerai, ką žinau, tai čempionais tapo... Pakels biškė, ne? Čempionų lygoje vis tiek nuėjo, kad ir iki pusfinalio, tai reiškia kokie 120 milijonų įsimes kokie iš čempionų lygos vien tik tai... Matchday pajamos didelis. Aišku, dabar, žinai, dar Barsai dar yra problema, mes turim mes turim dar suprasti, kad Barsas dabar didžiausia problema yra tai, kad jie šiuo metu renovuoja stadioną. Kas kainuoja didžiulius pinigus. Ten realiai šitas Santiago Bernabéu naujas kainavo kiek ten 2 milijardus, kažkas tokio. Tai čia yra kosminiai pinigai. Tai aš tai puikiai žinau, kiek kainuoja stadioną pastatyti, mes irgi statom Lietuvoje. Tai mes jau pagal tai, kiek mes jau statom ir jau kiek pinigų išleidom, tai manau, kad jau ir dar turint omeny, kiek tie pinigai tuo metu galėjo nupirkti per infliacijos tą prizmę visą einant, tai manau, kad mes ne Bernabéu, bet jau tokį... Tu nesiniravok labai, viskas. Benkunskas aiškiai pasakė ir aš nematau pagrindo, neturiu abejoti, kad 27 metais pas mus stovės stadionas. Aš tai iš Benkunsko pažvengsiu 27. dabar dar negaliu, nusako žmogus, tai aišku, kad padarys, taigi žodžio žmogus. Duok man nors vieną Nerijau argumentą iš patirties gyvenimiškos, kodėl 27-ais neturėtų būti stadiono dar. Todėl, kad nebuvo 9-ais, 14-ais, 21-ais, 27 nieko nesiskiria. Nes kaip stovėjo, tie patys grobai taip ir stovė. Aš tai net... Tau vis neįtiks. Aš net, pavyzdžiui, galvoju, kad dabar jau 25 metų jau vidurys yra. Tai realiai netgi jau labai taip, jau taip suremiant pečius ir kimbant į darbus, jau rytoj pradant ten tuos rimtus archeologinius kasinėjimus. Reikia, kad statybom vadovautų Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, nes jis labai telkia žmonės. Kai jisai eina per Garliavą, aplinki labai daug vyrukų. Su kostiumais bėgioja. Aš dar vieną žinau žmogų, kur kai eidavo per Garliavą, labai daug sutelkdavo žmonių. Kas? Ai, tas violetinių? Mėgstinių? Jis ten sutelkdavo, taip sutelkė, kad pašėdieną žiaukčiam. Tai aš galvoju, sakau, kad mano statybinės žinios, kiek maždaug taip, nedidelės, bet taip maždaug kiek mano įsivaizdavimas, tai aš galvoju, kad jau net rytoj, pradėjus būtų sunku 27-ais užbaigtai. Bet, žiūrėk, dabar dar skaitau, Vilniuje atidarytas stadionas su šildoma danga pagal FIFA Quality Pro standartą. Tai tu nafigam tas nacionalinis stadionas. Tai čia stadionėlis prie mokyklos atidarė. Tai užtenka, tai ką mes... Biržiškas. Nikola Biržiškas. Tai blogai? Net, tai aišku, kad gerai. Normali mokykla džiazu baigė, Ir viskas, tai... Aš tai galvoju, kad mes su to stadionu aukščiau vamos labai norim iššokti. Pasistatykim stadionuką.
Bet žinokit, vyrai, aš jums pasakysiu, vat buvo padaryta apklausa, tai pusė Lietuvos gyventojų išreiškė norą, kad būtų nacionalinis stadionas. Dar 2/3 susilaikė. Gerai, tu norą turi? Tai tiksliau 3/3. Aš tai norą turiu, bet nemanau, kad tai kategorijai priklausau, nemanau, kad toj vietoj jisai turėtų būti ir reikia kažkaip tai. Nu tai čia, žinai, noras, tai aš ir noriu, nu ir tu nori. Aš nežinau, pavyzdžiui, kas dabar... Bet parašykit komentaruose, jūs norit, kad būtų stadionas. Aš manau, kad visi žmonės čia, man net keista, kad tik 50, aš net galvoju, kad turbūt kiti yra labiau irgi gal jau tokį įsileidę į save, nu tiesiog tokį netikėjimą ir jau, kad... Žinai, čia gal formuluotė bloga, aš manau, kad formuluotė buvo ar reikia. Nu, čia yra esmė, gal. Noriu, tai aš noriu Lietuvoje, kad Santiago Bernabeu būtų, bet ar reikia nacionalinio stadiono šiuo metu? Aš vis tiek būčiau taip pusė, kad reikia. Tai aišku, kad reikia. Jie galvoja, kad reikia. Visokios su pagarba ir tuo pačiu gal kažkiek ir nepagarba Albanijos ar Kosovai, nu ten turi puikius stadionus ir taip toliau, ir kur gali atvažiuoti tos rinktinės ir negėda dabar, nu tai gerai, dabar nors Kauno dar turim. Bet nors puikus stadionas. Ne, nu puikus. Bet, nu, kiek jis 15 talpina? Jo, nu bet žinai, stadionas, kuris yra su takais, yra vienas dalykas. Grynas, tikras futbolo stadionas, nu yra visai kitas dalykas. Visai kita emocija, kai tu nusipirksi pirmoji eilė ir sėdėsi pirmoji eilė ir bėgios, ateis treneriai, žaidėjai, ten lakstys, eis kažkas apšilinėti ir tau praleidinės pro tave. Kamuolį į galvą gausi. Visai kitaip, net nėra ką lyginti. Nors mesti jį galėsi. Jo, net nėra ką lyginti, galų gale ta pati... Tas pats palaikymas, kaip tu sėdi ir kai tu užsikūri, kai ten žiūrovai, nu tu pasižiūrė ten Anglijoje, kai tie žiūrovai ten sėdi visai šalia. Ten. Tu gerą argumentą pasakė, aš nebuvau net apie tai pagalvojęs, kad Dariaus ir Girėno stadionas, jisai nėra šalia aikštės, žiūrovai nėra šalia aikštės. Tu toli nuo aikštės esi. Aš matai, aš net kitaip, kaip beveik ir nematęs gyvai, tai net dėmesio ir net kreipdavau. Jo. Čia labai svarbus akcentas. Gerai, merginos, apkalbėjom La Ligą, Barsa pasiekė naują susitarimą su Laminu Jamaliu, čia gal dar toks vienas svarbesnis dalykas, bet turbūt to buvo galima ir laukti, Jamalis yra pasakęs, kad jisai svajoja Barsui žaisti kaip įmanoma ilgiau, tai čia turbūt niekas nenustebo toks. Nu, jis vietinis vaikas. Tai. Jo, katalonas. Nors turbūt būtent Barsa laimėjusi Ispanijos čempionatą turbūt dar labiau triumfuoja negu bet kuri kita komanda, nes katalonam įveikti likusią Ispaniją visą laiką yra papildomas reikalas čia. Nu taip, tai čia, bet tai pagrindinė kova dažniausiai ir yra prieš Madridą, Realą, kuris yra, nu, kaip kitos atšakos, kitos pusės, kaip kita pagrindinė komanda. Labai trumpai Anglijos Premier Lyga, neįsiplečiant, nes užsibuvom Ispanijoje, 37 turai sužaisti, Liverpoolis tvirtai pirmauja su 83 taškais. Intriga čia baigėsi, ne? Niekaip nesibaigė. Nesakai? Kova dėl vietų čempionų lygoje yra on fire visiškai, pažiūrėk, nuo 3 iki 8 vietos kas daros. Kiek ten komandų išeina čempionų lygas? 5 išeina, ne? 5 geriausios sezono komandos. 5, teisingai, nes už Europos lygą gauna papildomą. Tada tu visiškai teisus, jo, nes City's, Newcastle'as, Chelsea's, Aston Villa. Išėjo vakar, aš taip įsivaizduočiau, kad vakar išėjo. Beveik, nu, žinai, nebent paskutinės rungtynės tu Fulhamui pralaimėjo, laimi Chelsea, laimi Newcastle'as ir laimi Aston Villa. Daug dedamųjų turi. Nu, bet kas nėra iš tikrųjų taip jau neįmanoma, kad visos tos 3 komandos laimėtų, tai šiaip reikėtų jam taško paskutiniam mače prieš Fulhamą, kad jau būtų tokie visiškai ramus. Bet taip, nuo 7 iki 3 vietos komandas skiria 3 taškai, tai čia rimti reikalai bus. Jo, nu, ir dar čia bus labai įdomi dvikova, nes Chelsea su Nottinghamu, kurie yra 5 ir 7 tarpusavį žais. Aš tai galvoju, kad daug šansų... Čia vienas turas liko? Wow! Aš tai galvoju, kad daug šansų, kad Chelsea su Nottinghamu sužais, tarkim, lygiosiam ir abu viens kitą nusitem, žinai, kaip abu tokie skęstantis, kur gelbės viens kitą bandys. Yra įmanoma. Nu, čia daug šansų, aš manau. Nu, okei, ką, pakalbėsime apie čempionų lygą netrukus, bet prieš tai atsipalaidavimui truputėlį vis dėlto nuimti tą, sakykime, blogą kvapą, sužaiskime žaidimą ir tą visą bad blood ištraukime iš mūsų kambario. Tai aš turiu jums, kaip ir kiekvieną kartą, kai mes čia susitinkam, kvizą, kurio nei ruošiau, nei buvau matęs prieš tai, bet esu labai dėkingas laidos prodiuseriai Gyčiui Ryčiui Valkatai Anderson, kuris... Perskaityti sugebėsi? tą nuoširdžiai padaro, be jokios abejonės. Tai aš ne formai šiandien.
Oi, tu puikios formos. Neformai. Matau, kad ir tą anginą įsideginai, tai... Nu, angina blemba kaip užvarė, čia man mama tokių kažkokių davė, žinok, ten su garstyčiam, tai taip išvarė, bet šiaip... O tau netrodo, kad mamos išsigalvojusios kai kurias gydymo priemonės? Pavyzdžiui, aš atsimenu, man tos, aš kosiu, man nacher grikių iškepa grikių, sudeda į rankšluostį ir karštus grikius man čia deda. Skauda jo, tai matė. Ir nieko nepraeina, bet... Tai gerai būtų blogiau, tai jeigu reikėtų valgyti visų rankšluosčių. Nu dar mama nesugalvoja kitokio lygio, manęs patrolint. Ne, bet žinok, man tai padėjo vakar, tai dar labai blogai jaučiausi. Ypač ryte taip kažkaip, o jau paskui vakare jau neblogai ir šiandien jau, prašau, jau sėdžiu ir kažką čia jau galiu net papezėti, nes vakar tai, žinok, negalėjau beveik burnos pravert. Oho, na čia jo. Bet va kaina tokia, kad liestis nelabai galiu. Karjeros nebūtų padaręs. Šiandien iš ryto sakė, žinok, sako, gal tau dar vieną uždėti, sako, gal jau nereikia. Nes paskui tikrai galvos, kad... Gerai, mano mielas Natalijos Bunkės, dabar jums yra 11 klausimų iš viso, nugalėtojai. O kodėl 11? Aš padovanosiu pietus. Iš savo pinigų. Kurios gal man kažkas ir... Pas Simoną čia toj. Taip, iki 8 eurų. Jau buvai tenais? Buvau. Labai gerai. Labai gerai. Čia apie Simoną. Nu. Jo. Tik biški paskui plaukai smirda. Ne biški. Bet aš į tokius dalykus galiu plaukus investuoti tikrai. Pofik, svarbu, maistas geras. Tai tas maistas. Ai, maistas? Chuinia. Ne. Viskas gerai. Tisėlis bent skanus. Gerai, klausimas, vyrai. Bus visą laiką 3 atsakymo variantai. Jeigu atsakot be variantų, tiesiog pagarba į žiūrovų. Karmos taškai. Kiek daugiausiai įvarčių buvo įmušta vieno žaidėjo per vieną sezoną Čempionų lygoje? Žinai, bandysiu spėti. Darykime taip. Padarysiu įdomesnį šį kartą žaidimą. Kaip mes darom su Eurovizija, bus klausimas Nierkai. Jeigu jis atsako be variantų, jisai gauna 3 variantus. Jeigu atsako be variantų, 2 taškai. Jeigu su variantų taškas. Jeigu jis neteisus, tu gali atsakinėti, okei? Gerai. Ir paskui bus tau taip pat. Tai dabar aš jau be variantų turiu atsakinėti, nes jisai atsakinės be variantų. Ne, tai nebūtinai. Tai ne, tai 16. Ne, variantai 21, 19, 17. O, netgi šitai, ne? 19, man atrodo. Čia Nierkai dar. 19 yra įmušęs Cristiano Ronaldo. Blet, čia Nierkai klausia. Ne, tai tu sakė, kad jau Nierkai užspėjo, sakė 16. Tiesa, okei, jeigu tu rinkaisi spėti be variantų. Kuris vartininkas yra sužaidęs daugiausiai rungtynių Čempionų lygoje? Gianluigi Buffonas, Ikeras Casillasas, Manuelis Neueris. Blemba, Neueris daug sužaidęs ir Ikeras daug sužaidęs. Dėjau skersą visą laiką bus su variantais. Bet Neueris dabar nemažai ir praleido. Nu gerai, spėkim, kad Ikeras Casillasas. Taip ir yra. Prašau, Nerutis. 177 rungtynės. Bravo. 2-0. Klausimas Nierkai. Daugiausiai įvarčių atkrintamųjų etapo rungtynėse per sezoną daugiausiai įvarčių atkrintamųjų etapo rungtynėse per visą istoriją pelnęs žaidėjas. 3 kandidatai. Lionelis Messi, Karimas Benzema, Kylianas Mbappé. Dar pakartok, kur pelnęs? Čia aš dabar pats bandau. Daugiausiai įvarčių atkrintamųjų atkrintamosiuose per visą istoriją pelnęs žaidėjas. Aš labai sudėtingai parašyti. Kas ten buvo? Messi, Mbappé ir Benzema. Čia, žinau, gali būti netgi Benzema. Bet taip nėra. Nėra Messi tada. Tai tada Messi, aišku. 5 golai 11-12 sezone prieš Leverkuseno Bayer, 7-1 buvo rungtynės. Ai, tai per vienas rungtynės. Tai vieną matą. Viską ir supisėjo. Čia žodžiu. Tai 3-0, Nierka gauni, Ervinai to klausimas. Kokie du žaidėjai turi po 6 Čempionų lygos titulus? Tai aš čia yra atviras klausimas. Atsakysiu aš be šito. 2. Tai jo, tai Karvachalis ir Modričius. Wow, maladės, jo, taip ir yra. Jie turi po 1 daugiau nei Cristiano Ronaldo ir Karimas Benzema bei Toni Kroosas. Turbūt jo. Jo, 4 taškai pas tave. Wow. Klausimas Neručiui. Kuris treneris yra laimėjęs Čempionų lygą su 2 skirtingais klubais ir buvo laimėtojas ir kaip žaidėjas? Pepas Guardiola, Zinedinas Zidanas ar Carlo Ancelotti? Nu, tai čia... Ar Ancelotti? Ancelotti. Tai čia Pepas, aišku. Ne, palauk. Nein. Ne, tai kaip žaidėjas. Pepas nebuvo laimėjęs. Barsa nebuvo? Ne. Ancelottis yra laimėjęs.
Ancelotis Milano laimėjo. Milano, jo. Tai bravo, 5-0, sakyk, savo nėra, kad tai ištraiškavo. Ancelotis laimėjo kaip žaidėjas ir kaip treneris su AC Milanu, taip pat su Madrido Realu. Vis tiek, atsiprašau. Liūdnas. Gerai, tai tavo dabar klausimas, ne? Tiesa. Kuris klubas 2005 finale atsilikinėjo 0-3, bet išlygino ir laimėjo po baudinių? Labai lengvas. Po baudinių. Nu, nėra, ne tavo diena, vaikeli. AC Milanas, Liverpoolis ir Porto. Liverpoolis prieš Milaną. Tai surengė Stambulo stebuklas, taip vadinasi. Wow. 6-0, nėra, jeigu gausi tašką, tiesiog paplosim, bet draskyk tai. Tau net pasakyčiau, kas įvarčius įmušė. Bet... Ne, gal tai, žinai, man tai. Atsimeni Šmicarą? Atsimenu ir Šmicarą. Aš pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad... Ta pati Alonso ir Gerardą galvą iš 14 metrų. Oho. Kuris lietuvis yra pelnęs įvartį čempionų lygos grupių etape? Čia ponui. Edgaras Jankauskas, Tomas Danilevičius ar Arūnas Klimavičių? Čempionų lygos grupių etape? Nu, kuris iš šitų 3 lietuvių? Iš šitų 3 lietuvių. Nes kitų nevardinom. Nu, tai Jankėt, kiti nežaidėgi čempionų lygoje. Kaip tu sakytum? Nu, aš sakyčiau, kad iš šitų 3, tai taip. Jankauskas dar yra Žutautas įmušęs įvartį, dar ten kas plauk. Ir Šemberas, man atrodo, yra įmušęs. Gal net šito neatsimenu. Bet UEFA taurį tai tikrai, bet... Dainius Glaveckas yra įmušęs, jeigu ką. Jo, Glaveckas dar yra. Glaveckas politiko tėvas gal? Už Šachtarių. Glaveckas nesusijęs su politiku? Ne, čia ne tas. Tai žodžiu, Jankauskas teisingas atsakymas, nėra ką gauni pirmą tašką. Bravo, 6-1. 7 gal net 1, bet nesvarbu jau. Kuris žaidėjas čia, Kvietkai, yra šį sezoną čempionų lygoje įmušęs daugiausiai įvarčių? Galiu atsakyti. Tai dabar tai yra 2 žaidėjai. Turim po tiek pat Rafinha ir Girassi. Wow, bet čia yra lygis, nes variantai buvo Lewandowskis, Girassi ir Rafinha ir teisingas atsakymas 2 iš jų. Nu, čia lygis. Gerai, 7-8-1 varėva, Nerka, tau klausimas, kuri komanda šį sezoną yra pelniusi daugiausiai įvarčių? Leliu. Barça, Paris Saint-Germain ar Arsenal? Čempionų lygoje? Čempionų lygoje. Ir rezultatyviausia turnyro komanda. Tie prišaudė 1. Teisingai, Nerūti, 43 šaudė. Įsivaizduokim, kad 8-2. Kurios komandos vartininkas šį sezoną daugiausiai kartų apgynė vartus, atlaikė daugiausiai smūgio? O čia tai va tau klausimas. Zomeris. Variantai, išklausykime juos. A. Inter, tai čia Zomeris. B. Aston Villa, tai Martinezas. Ir C. Madrido Realas, tai Cortesas. Courtois. Jis rašosi, tai Courtois. Na taip rašosi. Zomeris vis tiek spėčiau. Mat ir ne Zomeris, supranti. Tada Courtois. Sakiau, kad čia Kanavičius mirė. Ką imam, Nerka? Ar Martinezas, ar Courtois? Tai imam Martinezą tada. Taik tu nahu, ne? Courtois. Vagėda, nežinau. Nu jau čia įdomu, 50. Aš specialiai nesakiau, ką aš dabar sakysiu, kad mano komandos vartininkas geriausias žaidėjas šį sezoną. Tai kaip aš taip galiu? Tai iš karto dar reiškia, kad blogai žaidė komanda. Tai lietuvių, pažiūrėk, Kristaučio ir Karčiamarskas. Visas žaidimas būdavo geriausiai. Nu tai mes dabar, žinai, kalbam, lyginam Realą ir Lietuvos rinktinę. Tai. Gerai, tarp kitko Lietuvos rinktinė, tu žvengi. Gvidas Gineitis nenuės į kokį Milano Interą kitą sezoną? Sakė, jaunimo ieškos. Blemba Milano Interui. Norėčiau. Nu, prašau. Tik tu jiems ten visai vietoj tų 3 dar taip jie dabar vis tiek, sakykime, jau po šitais jau kažką reikia galvoti. Sensta, tai tokį turėtų jiems. Barelą pasiliks, aišku, bet ten Hitarianas ar... Bet ar jisai žais tenai nuėjęs? Nu, blemba, žinai, kai Interas žaidžia per visus tos turnyrus dabar tiek rungtynių, nu tai ten pažiūrėk, pas juos yra, aišku, dar yra Aslanį, yra... Normali rotacija. Yra Fratezi, yra kas dar ant suolo, daug ten žaidėjų yra. Dar Piotras Zelinskis yra. Bet Fratezi lyg tai mačiau nori važiuoti ten, kuris jau tikisi, kad jisai bus jau startinis žaidėjas. Nu, tai va, tai gal jeigu Fratezi išvažiuoja, tai dar geriau toks vat. Čia būtų fainai. Gerai, pakaks apie tai. Paskutinis klausimas. Bet gal Gvidui dar reikėtų, aš galvoju, dar vieno gero sezono, kur tu būtum jau nuo švilpuko iki švilpuko toks startinis. Tai aišku, nereikia nogami dilgelės, faktas, tik tai turbūt, kad basketas būtų neįlinės. Nu tai neįlinės, bet žinai,
Bet geriau, kaip sakė Sabonis, ar geriau išeiti ir dabar išeiti ir paskui niekada neišeiti, ar geriau traputį ir paskui normaliai. Taip. Jo, arba kaip sakė Garliavoj Kalonio gatvėje, kunigas nuo scenos šaunuoliai. Varkala, man atrodo. Gerai, klausimas tau, nerūti paskutinis. Nebūtų kunigas, būčiau kitaip ir tą pavardę. Na, varyk, išpipinsim. Ne. Gerai, ir paskutinis klausimas tau, Nierka. Tu turbūt net jaunas nežinai, Klonio gatvės neatsimeni, ne? Tai štai nežvengi. Nei kunigų, nei pedofilų, jisai nežino, nei Bern Young Boys. Gerai, ir Nierka, jeigu atsakai šitą klausimą, gauni tiesiog laimės karmos taškų. Kiek šį sezoną... Laimės ratą galbūt sukti. Galėsi sukti laimės ratą. Barabaną, taip vadinama. Ir spėtraidę galėsi, Nierka. Prisp studijų. Taip. Kiek šį sezoną iš viso yra įmušta čempionų... Klausimas. Kiek šį sezoną iš viso yra įmušta įvarčių čempionų lygoje? Be variantų. Davai padarom be variantų. Kuris bus arčiau, tam išsineša šitą teliką. Nahui, namo. Nėra kaip be mašinas, kam bus sunkiau. Bet tikrai, jeigu per 3 įvarčius suklystam plius minus, tada teliką laim. Gerai. Davai? Nes čia prasme, čia yra, aš nežinau, telelotojo 100 bilietų nusipirkti yra didesnis šansas kažką laimėti negu čia. Ne, tai darom taip, per 10 gol. Ne, nes kas tai 3? Cenio, kas tas telikas? Žinai, čia kiek, čia to šaiba? Ai, Samsung. To šaiba. Tai čia rėt, kokius šaiba, tai kaip skamba kaip šitie, kokie nors koinai tie dabar. Nu gerai, sužaista daugiau negu 160, ne, tai imkim... 10 golų paklaida, telikas net ne mano. Mušė jie daug, spėju, kad apie 3 vidurkis. Buvo koks 3 jau. Bus 480, sakykime. Gerai, dabar taip. Palabis, tai dabar mano spėjimas. Pasakysiu taip. Ar kol kas nieko nesakysiu? Nieko nesakysiu. Bet aš galvoju, kad biškelį kėlė dabar tą vidurkį. Ir atkrintamasis daug. Va, čia jau dabar telikas. Dar atsimink, This TV is on fire. Po 9 ten mušė biškai gal daugiau. Brestas 10. Kadangi Kvietka labai geram kelyje, aš einu pažiūrėsiu, ar čia sunkiai laidai įsitraukti. Gerai. Bliat, seniai, bet čia haždamai kiek jungčių. Čia tu pasijungsi viską. Gerai, 563. Žiūrėk, padarom taip. Leidžiu jums pasitaisyti, duodu po antrą šūvį ir pasakysiu, kad daugiau negu 563. O tai va. O taip? Duodu antrą šūvį, nėra ką važiuojam greitai, bet negali mąstyti, nes gausi tik pultelį. 575. Ir Kvietka? 613. Tu juokauji? Ne. Tu juokauji? 613. Tu prasme, kaip, tu pasakė? Gytas Rytis Valkata? Nežinau, ne. Tiesiog spėjau. Okei, nu ką, tai sveikinimai. Tas ką aš aš tau jį sudėsiu paskui, tu sumašta? Jo. Gerai. Ta prasme, nesąmonė. Bet aš galvoju, kad tu pasakė, nu gerai. Tai ką, tai toks buvo žaidimas Kraivojo zerkalą ir mes... Ne, bet kaip čia, eik savo gerai. Aš pats šokė. Nu gerai, ir prieš einant prie Čempionų lygos finalo, pačiupinėkim truputį, bet taip labai trumpai, labai neįsiplečiant, branginant laiką, kelios nominacijos, čia man irgi surašė laidos kūrybinė grupė, kas galėtų būti kas šį sezoną Europoje, ne? Metų nusivylimas, kas jūs automatiškai nuvylė? Klubas, žaidėjas, pohai man. Nu neriau, kas tave nuvylė? Be Vilniaus Žalgirio. Vilniaus Žalgirio. Kažkas nesiskaita, ne? Ne, nu tai
Dabar, žinai, mes filmuojam tuo metu, kai... Žinai, kaip būtų... Nežinom Europos lygos. Būtų MU, jeigu jie šiandien finalą nežaistų. Jo, tai va, aš irgi sakyčiau, kad Manchester United, bet nežinom ar nelaimėjo, nes kai mes filmuojam, tai tą pačią dieną žaidžia, tai, nu, taip va padaryti jau... Šiaip jau iš tikrųjų ir Realo sezoną turėtum vertinti kaip nusivylimą, kad ir kaip būtų. Tai yra, be titulų jiems tai nėra gerai. Nu ir Milanas, nu, tragiškai irgi atrodo... Nu, bet žinai, kad net į europinės pozicijas jau nebepretenduoji, tai, nu, tragedija tokiam klubui. Gerai, tragedijas jūs. Labiausiai nustebinęs sezono klubas. Kas šokiravo labiausiai? Čia ir daug nominacijų, mes tikrai neužstriksim čia. Mane tai labiausiai nustebino turbūt Nottinghamo toksai. Praeitais metais buvo 17, šiemet ilgai Premier lygoje laikėsi trejetukė, ketvirtukė, dabar ok 7, bet dar turi galimybę net paskutiniam turė dar iškovoti vis tiek vietą čempionų lygoje, kad ir Europoje žaisti jų didelis pasiekimas. Nerga? Napolis su šitą sudėtim niekaip nebūčiau pagalvojęs, kad jie Scudetto gali laimėti, panašu, kad laimės. Tai, sakyčiau, gerąją prasme. Čia ir turi būti gerąją prasme. Na, mane Hegelman Litauen. Kodėl? Todėl, kad pirmojo lygoje. Nu, ten sudarbėm. Trivaldžiauja. Nu, taip. Bet kiti du nestebina, Sūduva ir Žalgiris, o Hegelman mane stebina. Nu, Sūduva tavęs nestebina. Tai iš Raudondvario nežinau. Sūduva tai stebina labai ir Sūduva tai nebus taip aukštai. Aš tiesiog norėjau paminėti Hegelman, nes jie gamina marškinėlių su mano pavarde šiuo metu. Šiaip, fainas klubas. Nu. Knyzelis čia vėl tau. Taip. Viskas per pažintis, pablat, po stalu. Geriausias puolėjas, tai yra daugiausiai įvarčių pelnęs, arba pavojingiausias atakose žaidėjas šį sezoną jūsų galvomis, kai kurių net ir žilomis. Čia Jamalis. Nu, Jamalis čia faktas. Nu, žaidėjas, kurį tu gauna kamuolį ir tu žinai, kad kažką jisai sukurs. Ir tu nori eiti namo. Jeigu jisai gavo kamuolį, o tu prieš jį, geriausia būtų eiti namo. Bet tai kas dar iš jo gausis, klausykite, jeigu jis jau dabar toksai žvėris, ne? Dar jisai gerės, jis dar eina į viršų, į kalną, ne? Niekas nežino, kaip bus sporte. Sunku pasakyti, žinai. Traumos, psichologija. Traumos, jo visokie dalykai, Ansu Fati, kažkada irgi atrodė tenais kosminis, irgi kad šaus čia į viršų, žinai. Tas plastiškumas, tas lengvumas kartais irgi, žinai, kai tu su amžiumis, irgi kartais būna, kad tu prarandi šiek tiek jo, žinai, nu, tai vis tiek, kai tu esi jaunas, tai tavo kauliukai dar tokie, žinai, cik. Mes patys atsimenam ten, žinai, nežinau, Rūtos Meilutytės ar ne istorija, ten yra dabar daug irgi, klausiau nesenai ir jos interviu toks yra labai atviras ir įdomus. Rekomenduoju tikrai paklausyti, irgi, žinai, kaip kūnas kartais keičiasi, kaip viskas... Tas profesionalus sportas nėra taip, kad nuspėjamas, kad tu čia, žinai, 18 ir būtinai kai kurie taip, kai kurie tobulėja, žinai, ir ženkliai dar tobulėja, atsiranda tos patirties, racionalumo, visko, bet nu, dabar atrodo tai, kad jis yra visiškas toks pasaulio užkariautojas šiuo metu. Žiūrėsim, kaip seksis toliau tą daryti. Tarp kitko visiškas off-topikas, bet girdėjau, kad Eligijų Masiulį Turkijoje matė viešbutyje. Buvo lietuvių daug privažiavę. Su Jamaliu ar... Ne, tiesiog Eligijus Masiulis atostogavo viešbutį, ką tik, kaip Turkijoje. Kaip taip gali būti? Gal ir išleidžia truputį. Aš eisiu aiškinti šitą palaidos. Geriausias gynėjas šį sezoną Europoje. Tu žinai, kas Eligijus Masiulis? Geras feelingas galbūt. Kiek tuo metu? Tai gal geras feelingas buvo Masiuliui ir viskas. Na, atsimeni tą jau. Taip, Klaipėdai reikia feelingo. Nu, geriausias gynėjas, kas tas best defenderis yra? Tekleris. Aš šiemet gal Van Dijką vėl rinkčiau. Tikrai labai įdėjo gerai, bet aš šiaip dar išskirčiau, niekur nėra dainuojamas. Saliba gal, nepaisant ten. Nu, bet žinai, bet Arsenalas nieko labai kažkaip nelaimėjo, tai ką žinau, tai iš tos pusės. Aš dar šiaip Inigo Martinezą išskirčiau, kad daug kas jo neįvertina labai, bet man atrodo jo ta Barsai duodama ta patirtis jaunai gynybos linijai ir kaip jie žaidžia tą tokią aukštą gynybos liniją, tai tikrai jie nėra ją lengva suvaldyti, tai aš dar tą norėčiau pabrėžti. Geriausias varataris. Varatyla. Varatar vadyla būdavo toks. Bet čia irgi nebūtinai pagal tipo atlaikytus įvarčius turbūt ir pagal kokį nors gal special atlaikytą įvartį. Arba... Nu, Janui Zomeriui reikėtų vien tik už tą pusfinalio, kelis seivus atiduoti turbūt daug pagarbos ir šiaip Martininkas. Tai dabar matai, jeigu pagal sezono pabaigą, tai ir Donnarumma visai pretendentas būtų. Jo, nutrauk irgi gerai. O Donnarumma yra Paris Saint-Germain vartininkas Italas. Taip. Ok, nu, gerai, Italas. Iš išvaizdos tai matyti su tuo tokiu randu.
Toks atrodo, kaip, žinai... Scarface'as. Scarface'as. Gerai, sezono naujokas, geriausias pirmą sezoną komandoje žaidęs žaidėjas, kas jūsų manimų debiutavo sėkmingiausiai? Nu tai asmeniškai tai gerai, Kylianas Mbappé debiutavo, bet klausimas... Ar už tokias babkės tu jį gali vadinti sezono naujoko, ne? Jo, nu ir ar žinai, klausimas geras, kai tavo asmeniškai skaičiai gražus, bet komanda nėra laiminti, titulų bent jau nelaimitai. Vėl tuomet gerai, bet jisai ir turėjo iš... Aš sezono naujoką, žinai, kai vardinčiau, Arne Slotą. Atėjo į Liverpoolį ir padarė čempionų komandą. Nesakau, kad jau jūs vienas, aišku, pamatai buvo pastatyti, bet tikrai niekas nesitikėjo, kad Liverpoolis laimės šiemet Premier Lygą. Tikrai mažai kas būtų sakęs prieš sezoną, kad tikrai čia Arne Slotas, naujas treneris ir paims ir padarys, kad jau pirmą sezoną Liverpoolis laimėtų. Tai aš Slotą įvertinčiau. Gerai, metų proveržis. Žaidėjas, kuris iššovė labiausiai, iš kurio mažiausiai kažkas to tikėjosi, o jisai užlošė. Dembelė? Nes tokio sezono nebuvo, šitą tai tiesiog siautė. Pritariu dėl Dembelė ir aš dar Rafinį išskirčiau, kad irgi praeitas sezonas buvo jau, kai atrodė, kad jisai čia gali išvykti iš Barsos ir nėra jam vietos, bet šitą sezoną fantastiškai žaidžia ir ten ir Barsos vienas iš kapitonų ir taip toliau. Tai... Geriausi fanai. Kažkuriais metais turbūt būtų Varšuvos Lechija, kai atvažiavo čia į Lietuvą. Šitie nėra geri. Geriausi huliganai. Jie yra blogi. Kas dabar čia karaliauja? Dabar čia įsiminė kažkas tokio labai įspūdingo. Rusinė gal kažkas ten? Ne, tai aišku, visą laiką, žinai, kokio Uralo, ten Kazanės tose srityse. Aš ir galiu šnekant, visiškas off-topikas, atsimenu, Ukrainoje tokia Mariupolio Zavmaš komanda dar iki karo būdavo aktyvi ir būdavo skanduotė labai jokinga pas jos. Zavmaš čempion, Vivra lygiai, lyder on. Niekada Eurolygoje nežaisdavo. Jo, įspūdinga. Aš gal Newcastle, sakyčiau, šiemet fanus pagirčiau ir dar dėl to, kad jie ir šventę tokią turėjo ir tą Karabao tada atvažiavo ten pusę stadiono ir visas miestas nusidažęs vėl toks po 70 metų. Jo, ir baltą nusidažęs, ne? Jo, tokia, bet turiu omeny, kad tokia labai didžiulė ta ir fanų grupė, tenais yra visas miestas iš esmės serga už vieną komandą, tai gal juos išskirčiau, kad... ir Marijampolė, negali sakyti, visas miestas už vieną komandą. Tai Dortmundas kaip visada, bet čia tokie, kur ne... Ja. O kalbant apie Marijampolę, tai beje, tas Šiaulių kubilas, kur ten arenai. Tai Marijampolė buvo anksčiau irgi, buvo karšta kažkada diena, tik tai jie jį naudojo kita paskirtis. Fuliakė? Fuliai buvo labai karšta diena. Okay. Ir kaip tik buvo, ir dar kažkodėl sugalvojo, kad reikia ten plus 30 ir plus 32. Ir A lygos grajų kažkodėl sugalvojo padaryti ten šeštadienį ar sekmanį kažkuria iš tų dienų, ten 12 ar 2 dienos, kažkokiu tokiu, kad per patį piką, žinai. Ir tada tie Šiaulių sakalai suduvos tie faniukai atsinešė tokį kaip baseiną, tokį didesnį tą pripučiamą, žinai, ir pasistatė ir iš tenais balėlino. Gerai, ten. Tai nedaug dievė kažkuris biką užgesintų į tą baseino kraštą. 5-6 metus kokius čia buvo, aš manau, kad kažkur, jeigu aš gerai atsimenu. Gal ir anksčiau, bet seniau. Gerai, metų treneris, jūs kaip ir paminėjot jau jį, man atrodo, ne? Ar keisim? Slotą? Blemba, gal ir Hansi Flickui netgi galima duoti, nes 3 iš 4 trofėjų irgi laimėjo, galima ir Slotui, čia toks. Palauk, o kas Interą treniruoja? Kaip treneris? Simone Inzagis. Jis buvo žaidėjas kietas, ne? Jo brolis buvo. Jis irgi buvo žaidėjas, bet turbūt ne apie tą aš galvoju, ne? Filipo. Jisai buvo Filipo, kurį tu galvoji, tai Filipo buvo. Pipo. Čia brolis jaunesnis. Žmogus nuošalė buvo. Tai, ir dabar tokia nominacija visiškai niekam neįdomi. Didžiausia artėjančio sezono perspektyva. Tai yra žmogus, kurio labiausiai tikim. Arba klubas, kuris atrodo perspektyvus iššauti. Gal Barsas su skola susitvarkys. Tai akivaizdu, kad kitą sezoną Realas triuškins tiesiog visus. Neturės jokių pretendentų, konkurentų, net arti
La Lyga laimėta bus kokiam 33 ture, Čempionų lygoje visi tiesiog bijos, kojas drebins ir net kai kurie gal nuspręs neatvažiuoti. Aš kažkokį proto pisimo čia girdžiu iš tikrųjų. Aš tai sakyčiau Vilniaus Riteriai, kad galiausiai susiras tą akcininką, rėmėją, tą savininką. Išsirinks iš 7. Išsirinks iš 7. Dar tik norėjau pasakyti apie Realą, kad jau dominavimas prasidės jau šią vasarą, kai laimės tą įspūdingą turnyrą, patį geriausią tarp galaktinį, tarp žemyninį, tarp galaktinį, tarp kosminį turnyrą Jungtinėse Amerikos valstijose. Prieš Al-Hilalą laimės, ne? Jo, prieš Pačiuchą. Atsičiuchins ir laimės prieš Pačiuchą. Nu tai tam tiksliai jiems reikia Kvaratskhelijos. Tai šitą turnyrą, žodžiu, pradžiai laimės ir tada jau prasidės Madrido era. Saulės, tėvo, motinos. Ir su triusikais, bet gardė. Čia aš po 30 metų. Madrido era. Nu jo. Gerai. Vyrai. Surimtėkime. Ateina laikas pakalbėti apie Čempionų lygą ir apie finalą, gegužės 31 dieną. Dar konferencijų lygos finalas prieš tai. Gal nusišikti? Nu, bet vis tiek metei rezultatą tik. Nu gerai, konferencijų lyga, finalas. Konferencijų lyga, Chelsea, aš tau galiu nupiešti tau. Nu parašyk Chelsea. Nes kai tu nupieši... Chelsea. Man vieną kartą jau nupiešiai ant automobilio lango apdulkėjusio Bibi, tai iki šios dienos sunkiai, jisai man, žinai, kai kažkaip lieka, jie ten nenusiplauna normaliai. Betis. Chelsea. Betis. Real Betis, ne? Betis. Gerai, dabar aš tai pasakysiu. Man rezultatas priklausys nuo biudžeto. Kiek turi Chelsea babkių, plius minus? Nu, kokiais realiai 3 kartais turbūt už Betisą daugiau. Kur vyksta rungtynės? Lenkija. Viskas man aišku. Lenkas pinigą mėgsta, Lenkas palaiko visą laiką. Bedrionkai gal biškutį, jeigu pigiau. Tai seniai, jau kad Lenkas tenai padarys viską, kad Chelsea laimėtų 3-0. Chelsea gali laimėti 3-0 prieš ką nors? Taip. Rašyk tik tai. Kažką praleidau. Taip, tu rašyk šitą nesąmonę, aš vis tiek vietuosiu. Vieną vietą, kai turi iš 2 labai gerai. Žiūrėk, nesąmonę, o dabar, žiūrėkit, jeigu, žinai, aš sakau... Tai vis tiek būdavo vis laik vienas vietą, tai nesvarbu, kiek tu yra vakantijų, kaip sakant. Turi 3 kart daugiau pinigų, 3 kart daugiau rimušių, tai 3-1. Nu gerai, ir pažiūrėsiu, ką tu dar Čempionų lygai parašysi. 3-1. Nu, nes neriukai. 1-1 ir pendeliukais Betisas pasiims šitą reikalą. Va, nerka matau, arčiau tos futbolo širdies tikros. Tai aš nežinau, tai viskas palemta pinigais. Per lenkišką prizmę viską. Tai Lenkas pafiksins. Tai Bedrionka. Tai gerai, aš tai galvoju, kad Real Betis labai yra galinga komanda. Aha. Su Anthony prieš akį. Žinai, kas yra Anthony? Karmelo? Beveik. Tik tai jį ir žinau. Tai vat, Brazilas toks. Dabar labai gerai žaidžia. Už Manchester United žaidė, bet ten žaidė prastai, dabar už Betis labai gerai žaidžia jau. Betis nori daryti crowdfundingą, kad visi sumestų ir kad nupirtų tą žaidėją. Įsivaizduoju. Okay. Ne tiek daug, 40 milijonų. Okay. Tai šiaip ten gera komanda, geros sudėtis. Tai koks tavo rezultatas, Mažuli? Aš galvoju, kad 1-2 Betis. Tai Chelsea 3-1, kaip suprantu, daviau be pagrindo. Ne, nu tu šiaip logiškai, bet mes esam labiau tokie futbolo romantikai. Ai, nu tai va, aš jūsų tą romantiką ir sudraskysiu. Gerai, o dabar iš tikrųjų tai, dėl ko galbūt žmonės ir tikrai nejungia iš tos laidos, nes jie čia turbūt mažiausiai tikisi išgirsti kažkokį ypatingų įžvalgų apie futbolą, bet vis dėlto Čempionų lygos finalas. Milano Interas, Paris Saint-Germain. Dabar man pradžioj paaiškinkit vieną paprastą dalyką. Kodėl Čempionų lygos finalas vyksta neutralioje aikštelėje? O kur turėtų vykti? Nebūtinai. Jeigu išeina vietinė komanda. Kodėl ne Seroje, kaip vyksta iki pat finalo? Kodėl ne į namą išvyka? Finalas yra finalas. Finalo vieta paskelbima iki sezono. Bet čia tradicinis dalykas, niekada nebūdavo taip, ne, kad žaistų ir namie. Yra buvę, kad komanda tiesiog patenka savo stadionio finalą žaisti. Ne, bet yra buvę dar ir kai ne Čempionų lyga buvo, kai buvo Europos taurė, tai tada žaisdavo dar ten, man atrodo, buvo ten tų metų, kai žaisdavo 2 finalus. Yra buvę tikrai. O gerai, o kiek, pavyzdžiui, Miunchene vyksta veiksmas, ne, ir italam, ir prancūzam čia jokios problemos atvykti nėra, Vokietija tai ne kitas žemynas, ir ką?
ir kiek pavyzdžių užpildys. Aišku, pilną stadioną. O kurių fanų daugiau, turbūt po lygiai padalinta. Ne, tai išduoda kvotą. Bet tai ten papildomo kontingento, aišku, kad jais ras būdų. Tai... Bet pavyzdžiui, bet apylygiai vis tiek bus. Norėdamas patekti į Čempionų lygos finalą šansų turbūt neturiu, net prieš metus bandęs tai padaryti, ne? Aš taip įsivaizduoju. Net loterijose dalyvauji, tu turi dalyvauti loterijose, gal pasiseks, gal nepasiseks. Realiausia, kad ne, nes kandidatai vieną bilietą yra nemažai. O kainelė pigiausio bilieto, įsivaizduokim, turbūt kokie 300 eurų, įsivaizduoju, palubėsi ten, kur nieko nematai. Daugiau, žinau. 4-5, aš sakyčiau. Okay. Kažkur nuo ten. Aš dabar žiūriu kažkas, palauk, neatsimenu. Ar patys tikėjotės tokio finalo Interas prieš Paris Saint-Germain? Čia yra kažkas tai netikėto šitoje vietoje? Čia žiūrint nuo kada matuoti. Nuo play-off, pavyzdžiui. Nuo play-offų Paris Saint-Germain manęs visiškai nebestebina. Prieš ketvirtfinalį jau sakiau, kad jie laimės Čempionų lygą. Ir turbūt taip ir bus. O Interas yra staigmenėlė. O Interas tiesiog taktiškai aplašė Barceloną. Aš ten labiau gal Barcelona pati pralašė, negu Interas laimėjo. Nu kodėl? Nu nebent dėl to, kad neatsitraukė ten pačioje pabaigoje. Nu taip. Reikia atsitraukti. Nu taip, pritrūko tokio šiek tiek racionalumo, bet nelabai aš norėčiau, nuimti nuo Intero turbūt tų tokių nuopelnų, nes... 7 golus įmušti per 2 rungtynes, vis tiek dar reikėjo įmušti. Žaidė 2 labai tikrai geros komandos, žaidė labai kitokios komandos, kitokį futbolą žaidžiančios ir šiaip reikia pasakyti, kad turbūt buvo bet kokiu atveju vienas geriausių pusfinalių per Čempionų lygos apskritai tokia kaip ir istorija, nes pasižiūriu, aš dar šiandien kaip tik prieš laidą važiavau ir žiūrėjau tuos tokius pusfinalius ten, kuriuos išskiria ir ten UEFA ir taip toliau, prisiminiau ten Ajaxą su Tottenham ar ne, kur ten Lukas Maura ištraukė paskutinę minutę, man atrodė, wow, kaip įspūdinga, bet ten pats pusfinalis tai nebuvo toks gražus, bet pats pusfinalis, pats mačas nebuvo, ten realiai Ajaxas buvo 170 minučių geresnė komanda ir per 10 minučių patys prakniso realiai bilietai į finalą. Lygiai taip pat galima atsiminti ten Realą, ar ne, prieš 3 metus, kai su City žaidė, kai irgi atrodė, kad 89 minutė reikia Realui bent 2 įvarčių, kad tik tai ištraukti pratęsimą ir atrodo viskas nerealu, nes City's tikrai geresnė komanda. Bam, ten Rodrygo sumušė, viskas nukeliavo į pratęsimą Realas dar įmušė ir pateko. Irgi drama, irgi įdomu, viskas atrodo wow, tau tuo metu atrodo, kad irgi viskas kunkuliuoja, bet realiai įvertinus rungtynių tą visą kontekstą, visą grožį, jis nebuvo toks gražus, koks buvo dabar, kai tu žiūri, kai tu matai, viena komanda įsiveržė ten 2-0, kiti pasyvėja, tada vėl kiti įmuša, tada jau vėl vieni išeina į priekį, atrodo jau tada Interas nebeturi vilties, bam, įmuša tą įvartį išlyginamą į Ačerbį, ten žmogus, kuris sirgęs ten depresiją, praradęs tėvą, vėžį 2 kartus įveikęs ir taip toliau, istorija žaidėjo, tiesiog kosminė. Ir dabar žmogus 37 metų gynėjas, 37 metų gynėjas nubėga, įmuša įvartį į 9 kaip tikras puolėjas ir ištraukia savo komandą, po to Fratezė įmuša pratęsimo metu, ten bėga kaip Argentinų įkabinasi ten už tų tvorų, panašiai ten senam San Siro, vaizdai epiniai visiškai, kur, tokie vaizdai, kur tu, atsiminsi po 10, po 15 metų žiūrėsi, nežinau, ten dar komentuosi, dirbsi, ar tiesiog žiūrėsi tą futbolą ir atsiminsi maždaug, kokie buvo tada tie pusfinaliai, nes, tikrai tokie neišsitrina taip iš atminties. 13 golų per Barcelonos ir Intero pusfinalį, tai ten skaičiavot, kad vidurkis galėtų būti 3, gal 4, prieš tai, kai mąstėt, čia vidurkis 6,5 golo. 4 jau yra labai didelis, bet pasirodo, kad čia patraukė. Jo. Šiaip Arsenalo fanų man taip pasirodė, bent jau mano draugų tarpe, gal taip sutapo tiesiog, kad ir Kazys čia mirtinas Arsenalo fanas, Labanauskas, mano bičiulis iš Kašės, tai Jonas Miklovas irgi čia toksai užkėtėjęs, ar čia jie dabar tik tai išlindo visi? Ne, tai Jonas tai jau senokai yra pasakęs. Kad jie yra, aš net nebejoju, kad jie tikrai fanai, bet turiu meni, gal jų tiesiog visą laiką buvo, tik tai, kad jie neturėjo pagrindo, kaip sakyt, kažko džiaugtis ir dėl kažko rodytis, ne? Tai taip, jie kokius, kiek ten 5-6 sezonus iš vis nežaidė Čempionų lygoje, po to pernai pateko ir sužaidė iki 4-finalio, pralaimėjo Bayernui. O dabar jau nukeliavo iki pusfinalio, tai pastaruoju metu tikrai gera atkarpa jų. Užėjau į UEFA.com prie šitą laidušką. Keli tokie įdomesni faktai, jums gal jie žinomi, gal kokiam nors žiūrovui irgi žinomi, man ne.
Tai pasirodo, tai yra pirmas Italijos ir Prancūzijos klubų finalas nuo 93 metų. Marselis žaidė su AC Milanu prieš 32 metus. Tai man irgi tai buvo toks netikėtas faktas, nes tarsi italai, man taip galvoju, susidėlioja fūliai, visada turėtų būti kažkur tai arti finalo, prancūzai tuo labiau, žinai, o čia pasirodo, tai buvo taip seniai, 32 sezonus reikėjo. Prancūzų klubai tai nelabai dažnai žaidžia. Beveik niekada nežaidžia. Tai prancūzai ką žaidė dabar PSG per covidinį sezoną ir prieš tai buvo Monako, kuris žaidžia Prancūzijai. Taip, vadinkim, čia tokia keista situacija, kur ne. Gali sakyti, kad, žinai, gali sakyti, čia ne Prancūzijos lygoje. Bet jeigu Prancūzijos lygoje, tai aš vis tiek juos traktuoju kaip prancūzų lygos atstovus. Taip. Tai, vat kaip tik ir kitas faktas, Paris Saint-Germain tai bus antras finalas klubo istorijoje, bet jie neturi nei vieno titulo, nei vienos Europos karūnos, o Milano Interas turi jau 3. Tai žymiai tituluotesnis klubas ir čia dabar sieks 4 taurės. Fanų bazė, aš taip įsivaizduoju, pagal tą legendos statusą Intero irgi turėtų būti didesnė, ne? Faktas, kad pasaulyje tai tikrai. Dabar gal tai PSG šiek tiek išsiauginus tą visą per pastarąjį 10 metų. Kiek metų tai PSG? Ne, šiaip tai senas klubas. 74, man atrodo. Jo. Tai toksai futbolui jaunas. Jo, bet turiu omeny, kad, žinai, daug kas įsivaizduoja tie naujosios kartos, kad pasižai čia vos nežinai, kaip ten koks Paryžiaus krepšinio klubas dar tik čia, žinai, kažkur susiformavo. Bet dronkai nupirko ir... Jo, ne, jau jie yra. Ir prieš tai buvo tom laikotarpiu, taigi galima prisiminti, kad Ronaldinho atvažiavo į Europą į PSG, pirmojo stotelė buvo būtent šitas klubas, po to jisai išvyko į Barsą. Tai yra tokių įdomių, žinai, dalykų su juo, bet jo, Interas faktas, kad didesnė. Bet aš galvoju, kad finalas gali irgi būti labai įdomus, nes PSG kažkiek panašų futbolą žaidžia į Barsos vis tiek, o Interas, kaip matėm, mėgsta prieš tokį futbolą žaisti ir visai, kaip sakant, gali prieš jį sužaisti. Tai aš galvoju, kad visai gali būti ir geras finalas, nebūtinai toks tipinis, kaip būna kartais gynybiniai, nes čia buvo iš viso, dabar kaip tik atsiverčiau, kiek čia buvo, prieš tai atsiminiau, kad 4 buvo finalai, kai rezultatai buvo 1-0, pernai tik tai Realas 2-0, bet irgi ten antrą įvartį realiai tik tai jau pabaigoje rungtynių įmušė, tai pastaraisiais metais nėra, kad labai daug įvarčių muštų per finalus. Jo, dar tas ten iš tokių istorinių dalykų įdomiau buvo treneris Paris Saint-Germain, tas ispanas. Luisas Enrique, jis gali prisijungti prie tokios ten garbingos kompanijos, kur ir Jose Mourinho, ir Pepe Guardiola yra kompanija, kurie yra laimėję UEFA čempionų lygą su 2 skirtingais klubais, nes Luisas Enrique tai yra padarę su Barcelona. Tai toksai gal istorinis faktas jam aktualesnis būtų, o Interas pergalės atveju, jeigu iškovotų 4 karūną, prisijungtų prie Ajaxo, kuris irgi tiek pat yra iškovojęs. Ir aukščiau ten lieka visiškas elitas, kas daugiau yra laimėjęs. Milanas, Liverpoolis ir Realas. Ir gal dar vienas klubelis kažkoks, žinok. O gal ir ne. Barsa dar. Barsa klubelis toksai iš tų mažesnių, kur stadioniukė žaidžia. Dabar tai tokiam stadioniukė. Dabar stadioniukė. Olimpinėm 92, kur dainavo Barcelona. Montserrat Caballé ir Fredis Mercuris. O rungtynės šitos vėl vyksta Miunchene tarp Italijos ir Prancūzijos klubų. 93 irgi buvo Miuncheno olimpiniam stadione. Tai va tokie įdomesni faktai iš mano faktų rubrikėlės. Matai, kitam stadione, nes Aljansas pastatytas po 93. Stadionas kitas, miestas tas pats. Taip. Va, ir įdomus faktai, kolegos. Ar džiaugiatės sužinoję kažką naujo? Prisiminę. Kada mes sužinojom? Tai kai, prisiminę truputį. Ne, tai, žinai, pakartojimas yra labai geras dalykas. Taip. Kartok. Mokinkis ir dar kartą mokinkis. Ir viskas. Žaisk futbolą, mylėk, išdėkauk. Gal pabaigai tiesiog norėtųsi paraginti ir tave, brangus žiūrovė, tikrai nežiūrėti konferencijų lygos finalą tarp Chelsea ir Real Betis, bet pasižiūrėti čempionų lygos finalą tarp Paryžiaus ir Intero. Aš galbūt to nedarysiu, todėl kad tą dieną būsiu renginį. Gerai, o tai rezultatas spėjo. O jūs spėkite būtinai, kaip susiklostys rungtynės ir koks yra galutinis finalo rezultatas. Nugalėtojui mes padovanosim podų rinkinį Zepter.
Tai viskas, prenumeruokit mūsų YouTube kanalą. Taip, bet dabar dar mes spėjom rezultatus, kad žiūrovai būtų lengviau. Ai, 3-0 mano Paryžius yra. Būtų įdomu, kad Paryžius pasirinkti. 3-0. Nu. Paryžius 2-1. Nu, aš liksiu ištikimas Milanui, su kuriuo jokių ištikimybės aitų šiaip neturiu, bet 2-3. Ai, va šitaip? Kad 3-2 žodžiu Interas laimi. Ahuli. Nu, tiesiog mėgstu labiau tradicinės futbolo komandas, varomas ne nafta. Nu tai fainai tada, ką žinau, tikrai įdomi informacija, džiaugiuosi. Gal tiek tam kartui tada.